važiuosim per kairį. Jeigu į Belgus, tai jaučiu į Antverpeną, į uostą. Kraut, Ševriką. Nesakė, kur te? Mano tėtė sakė, buvęs tam mieste, kur reikia iškrautis. Tai jiems skambino kažkoks Algis. Pasakė, kad... Algis tai vadybininkas gal koks? Jo. Tomai pasikeis paveiksliuką, bet negaliu į tą salvik dažyti aktorius. Aek į Google, susives Mercedes Benz, 4 išėjim ir turi išmes. Valerija nusibodo. Kaip stosim prie sienos pirkti kelius ir tiem bus apsidraus sveikatą, tai kaip eisim apsidraus, tai pasim pasą, nes dabar reik pasų. Ten nurašo kažkokį kodą. Sakė, tėtį metam drausiasi. 200 litų. Tave draus metam? Tėtį draus metam. Tėtį drausis. Savaitė kokie pasimsi? Nu, tai jau. Aš tai ten neinu, tėtį nuveina. Tai dabar tu turėsi susipasuti nuveik. Tai tėtį padūsti. Kad čia mafūras išmetė. Aš jau radau kažkokį 4 šeimą. Dabar čia gerai. Tralas? Va, aš ir radau. Kur čia tą pėlę gavai? Tėtį radau mašinų. Vokietijoje radau pėlį. Kompų. Bet čia ne su rutuliuku. Su rutuliuku jinai. Ištistai ta partija. USB. Čia. Kažkai veikia? Reik patikrinti. Čia veiktų. Čia kokių nešiojimų kompų pėliai. Nešiojimų tai būna maža labai. Tikiu. Veikia pelė, tėtė. Veikia. Jo. Karo ližiai. Jo, va. Tai kas rutuliukas, žinai, va, greitai sukasi, tai jinai lyta juda. Paimkėjimas viskas tas laiko, va, turi. Čia į nešiojimų kampų peliai bus. Čia nešiojimų? Jo, ba, USB kišus. Su 2 pelėm varysi dabar. Karolį, pažiūrėk į paveiksliuką. Reikia nusifatkyti. Ir sėdėt bent faktų. Tai jau kaip stausim jau čia pasų. Kai ką tai nufatkysi visus tralus. Taip. Artūras nekalbė.